ir gyvenimo. Tai čia tėvas. Ta mergaitė, kuri kalbėjo, tai jinai dabar, jinai iš aktyviausia buvo čia mūsų savanoriai, stojo mokslus, baigė mokslus, dabar čia grįžta dirbo žurnalistikoje, tai visi tie vaikai, kurie užaugo čia, jie kažkur aplink ir buvo. Dar kai mes įkūrėmės palengva, Arūno dukra 12 klasė, tada kai mokęs, kažkur man atvažiavo per atostogas, čia atėjo pas mus ir sako, nesupratom, ką tas Alius sako ten su tuo Algirdo kalbu, niekai mes nesuprantam. Sako, dabar aš jau kai mokus, aš suprantu, ką mes turėjom. Tai aš visiems vaikams sakau, panelėms, jūs kaip jie būsit didelės, atvarysite čia gersit, šampaniuką pasidėjusias. Kaip čia fainai buvo. Ir aš jau viską. Jeigu pagaus, sakysiu, Alius jau numatė. Nealkoholikų. Jo, tik nealkoholikų. Jo. 19 metais mes